Gerai. Atsiprašau, labai neturiu labai daug laiko, tai iš darbo greit atsakysiu jums 3 labai trumpus klausimus. Pirmas klausimas. Ar baisu? Manau, čia labai individualus dalykas, bet man buvo žiauriai sunku pirmas 3 savaitės, kol pripratau prie visko, kas čia vyksta. Kai įsivažiavau į ritmą, supratau, kaip viskas veikia, kokia yra dienos eiga ir ko laukia, tai kažkaip viskas palengvėjo. Antras klausimas. Ar ketvirtas čia dabar? Antras klausimas. Ar daug rėkia? Daug rėkia, tikrai nemažai rėkia, bet viskas tik tam, kad tu matyt priprastum prie to ir vėliau, kai bus tikra stresinė situacija, pratybose, ugnis, dar kažkas, tai tiesiog, kad gebėtum su tuo valdytis ir gebėtum nekreipti tai per daug dėmesio ir tai tam, kad galėtum tiesiog įveikti tas kliūtis paprastai. Ir paskutinis, ar gali nedaryti dalykų, tarkim, jeigu nenori. Tai tie, kas ateina ten su tokiu požiūriu, jiem tikrai yra labai sunku, kaip Petras Didysis ir sakė, vienas kare nelaukia. Tai tiek, ačiū, kad žiūrite ir komentuojat, susimatysim rytoj. Ate. Čia bija net ne tas maikas. Čia jis prisegtas. Varom.